Sūnau, tau turiu labai blogą žinią pasakyti. Lietuvos vyriausybė nori atimti tavo butą. Tai negerai. Ten, kur nupirkom už močiutės palikimą tavo butą, Lietuvos vyriausybė nori jį pasimti. Nori pavogti iš tavęs. Tai blogai. Kaip tu jautiesi? Negerai. Ką tu turi pasakyti? Kaip tu manai, ką reikia daryti? Paimti tą butą mums. Bet čia Lietuvos vyriausybė. Tai yra Lietuvos valdžia nori atimti butą. Iš tavęs. Jie priėmė įstatymą tokį, kad iš mažų vaikų atimti butą. Tai mes turime tą butą paimti. Bet aš galvoju, gal mums pavyks su žmonių pagalba tą butą atgauti atgal. Ir susigrąžinti. Ar nori, kad Lietuvos visi žmonės padėtų tau susigrąžinti butą? Nori? Tai paprašyk Lietuvos žmonių, kad jie padėtų tau butą susigrąžinti. Nu, paprašyk. Lietuvos žmonės, galit man pagrąžinti butą? Dar kartą pakartok, neišgirdau. Lietuvos žmonės, jūs galit man duoti vėl butą? Kad padėtų tau susigrąžinti, kad atsimti iš Lietuvos vyriausybės. Taip. Filmuok man, aš paaiškinsiu, gal atsisėti. Taip, aš noriu paaiškinti, kas nutiko su mano sūnaus butu. Dėdė, atsistok. Viskas gerai, aš paaiškinsiu. Net atsisėdėm žaislų. O, atsiprašau. Vėl. Taip, situacija yra tokia. Akero butas buvo pirktas už mirusios jo močiutės paveldėtus pinigus. Remiantis Lietuvos vyriausybės priimtais įstatymais, Kretingos komunalininkas, padedamas Šiaulių banko, padarė renovaciją už 11 000 eurų. O butas buvo pirktas tik tai už 10 000 eurų. Kreipkite dėmesį, butas pirktas už 10 000 eurų, renovaciją padarė už 11 000 eurų. Tai pilnai pasisavindami butą ir nepilnamečių dar palikdami skolą. Ir dabar mano sūnus yra perduotas teismui ir iš jo planuoja pilnai atimti butą. Čia Lietuva taip saugo nepilnamečių įstatymus. Prašome visus paplatinti šitą kreipimąsi kuo skubiau, nes Lietuvos vyriausybė priima įstatymus, kurie nesaugo nepilnamečių teisės, o atiminėja iš jų turtą. Taip pat, kas galite, atvykite į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, nes posėdis yra viešas. Taip pat kviečiame žurnalistus ir radio televizijos atstovus, žinoma, kurie nedirba vyriausybei. Nes Lietuvos vyriausybė savinasi 4 metų vaiko nekilnojamą turtą. Gėda Lietuvos vyriausybei. Posėdis vyks balandžio 27 dieną, 14 val. Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Teisėja Neringa Ruibytė Karimžanova. Teisėja Neringa Ruibytė Karimžanova. Atsakovas Monika Žilinskaitė, nors turėtų būti Akeros overningas. Bet teisininkai šitaip mėto pėdas, kad niekas nepastebėtų, kad būtent iš nepilnamečių yra atiminėjimas turtas. Turtas yra Akero overningo vardu. Čia ant nuosavybės dokumentų yra tik tai Akero overningo vardas, bet paduoda jo motina kaip atsakovė. Ieškovas yra Kretingos savivaldybės įmonė Kretingos komunalininkas. Prašome, labai prašome visus pasidalinti šituo pranešimu ir kuo skubiau ir kuo plačiau. Nes šiandien jie bando atimti mano sūnaus turtą, rytoj tai gali būti jūsų vaikas arba anūkas.
Ačiū visiems labai.